Važiuoju mieste, suku ratus aplink Vilnių ir kažkaip jaučiuosi, nežinau, kur nuveikti, ką paveikti, ką padaryti, nes aplink iš tikrųjų nieko nevyksta. Realiai pačiam lietuviškam šou versle yra tragiška situacija. Pramoginės televizijos laidos, baisūs duetai, dainavimai, vien tik dėl to, kad nusipirkti kažkokį žurnalą ir pasižiūrėti, va čia statomos didelės scenos, išleidžiami dideli pinigai ir dažniausiai tai visada būna kažkoks brūdas, kurio neįmanoma nei klausyti, nei girdėti. Tokią svarbę tavo tėvynei dieną net nenori eiti linksmintis ir klausyti vėl to paties per tą patį. Man labai yra skaudu, kai paklausti žmonių, kokią tu klausai muziką ir jie sako, lietuviškos muzikos aš visiškai neklausau ir man norisi sugriauti tą visą koncepciją, kad sulaužyti tą standartą, kad tikrai niekas negali atsitikti taip, kaip tai daro Depeche Mode, Jacksonas amžinatelis ar Madonna, aišku, nėra ko lygintis, bet aš net norėčiau kada nors pastovėti tokiai scenai. Tai yra mano svajonė ir aš šiaip norėčiau įrodyti žmonėm, kad galėčiau padaryti tokio lygio koncertą. Tai būtų toks grandas. Alio. Labas. Už 10 minučių. Neskamba.